Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki, XFM klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Gabrielė Krulytė ir laidoje Jaunimo kodas mes šiandien kalbėsime apie jauno žmogaus identitetą ir tapatybę. Ir bandysime suprasti, kodėlgi vyksta tos tapatybės krizės ir kągi mes galime padaryti, kad jas spręstume. Tai su manimi šiandien laidoje bendraus šią temą Sandra Anuškevičienė, psichoterapeutė, gyvenanti Klaipėdoje, ir taip pat mes Sandrą pažįstame iš laidos Po knygos viršeliu, kurią galite klausyti XFM antradieniais ir pirmadieniais 11 valandą. Tai vat, Sandra, ačiū tau, kad sutikai pakalbėti šią temą ir norėčiau ir užduoti tą pirmą klausimą apie apskritai sąvokas identitetą ir tapatybę. Ar jos yra tokios pačios, ar jos kažkuo skiriasi ir ką apskritai tai reiškia, nes mes labai dažnai naudojame šiais laikais tas sąvokas, bet norėtųsi kiek ir apsibrėžti, kas tai yra. Sveiki visi klausytojai, kažkaip malonu iš kitos pozicijos sveikinti šiandieną kaip laidos svečias, ne kaip vedėja. Tai ko gero, ruošdamasi šitai temai apie tapatybę ir identitetą kalbėti, susidūriau skirtingus požiūrius. Vieni tapatybę ir identitetą vadina tą pačią sąvoką, kaip sinonimus vartoja, kiti visgi atskiria, kad tapatybė yra vieni dalykai, identiteto klausimas yra kitų aspektų naudojimas. Bet man atrodo, kad šiandieną svarbu mums yra suprasti, kad kaip mes naudosim mūsų laidoje tą būtent sąvoką, tai gal imkim tapatybę ir identitetą kaip panašias sinonimiškas sąvokas ir gal taip labai banaliai ir paprastai apibrėžiant, tai yra savivoka apie save. Kaip aš suprantu, kaip aš save matau, kaip aš save jaučiu, kaip aš save suprantu, su kuo save tapatinu. Tai vat šiandien dienos mano toks supratimas apie tapatybę ir identitetą ir gal sutarkim, kad taip ir vartosim. Ačiū labai, svarbu išsiaiškinti, išsigryninti sąvokas ir norėtųsi tada kitą klausimą užduoti apie būtent tą populiarėjantį susidomėjimą savo identitetu ar tapatybę ir nežinau, kaip jūs ar pastebėjote, kad labai populiarėja ta visa frazė, kad atraskime save, kokie mes iš tiesų esame, kad mes nebūtume kažkaip labai priklausomi nuo kitų žmonių nuomonės ir tiesiog yra tokia, atrodo, toks labai didelis poreikis ryškėjantis, kad mes suvoktume iš tiesų, kas mes esame, yra labai daug testų, yra labai daug visokių programėlių sukuriama. Tai kodėl visgi tokia dabar situacija, kad tai tampa taip populiaru? Ar tai yra šių laikų toksai reiškinys, ar dėl to, kad mes čia veikti nebeturim ką, žodžiu, darbus pasidarom ofisuose, nebereikia dirbti kažkur, ūkinių darbų labai daug ir kažkur kitur reikia nukreipdėmėsi? Aš nebereikalo, ko gero, ateidama į šitą laidą, tai peržiūrėjau ir tai nėra šių dienų klausimas. Iš tikrųjų, tas tapatybės klausimas, jisai buvo aktualus visada ir man dabar teko dar kartą perskaityti Vinco Mykolaičio Putino knygą Altorių šešėlį, kur mes mokyklos laikais buvo įtraukta į programą perskaityti ir ten labai aiškiai identiteto klausimas yra tas konfliktas vidinis, ten apie kunigo ir poeto vidinę dramą. Tai čia šitas klausimas, knyga išleista 1933 metais, tai jau tada tas klausimas buvo aktualus. Galbūt jis nebuvo tiek platus, nebuvo tiek viešai apie tai kalbama, nes ir nebuvo tokių galimybių tiek apie tai kalbėti, bet tai tikrai nėra šių dienų klausimas. Kad ateina krizės, tai man dėl to net ir džiugu, tiesą pasakius, todėl kad krizėje mes visada ieškom atsakymų. Kai mes neteinam iki krizės, tai plaukiam gyvenime ir plaukiam ir nežiūrim, o kas čia aš esu, o ką aš čia mėgstu, kažkaip gyvenu primestom gyvenimo normom ir net nekeliu klausimų, net diskutuoju. Ir krizinėje situacijoje mes pradedam kelti šitą klausimą, kuris labai natūralus. Tai man iš vienos pusės truputėlį džiugu yra, kad tos krizės ateina. Yra kita ta rizika, kad mes kalbam, čia ne mano mintis, bet yra toks girdėtas posakis, kad laisvė ir atsakomybė yra dvi medalio pusės. Kuo daugiau laisvės, tuo daugiau ir atsakomybės. Tai
mes tikrai turime dabar daug laisvių rinktis, kas aš noriu būti, ką aš noriu studijuoti, kur noriu studijuoti. Praktiškai nėra vietos, kur mes negalėtume nuvykti, kur negalėtumėm studijuoti. Ir va tai, kad aš turiu šitiek laisvės rinktis, manyje irgi gali kelti krizę. Anksčiau buvo gal šiek tiek, jeigu galim taip sakyti, paprasčiau, nes buvo pasakyta, ten pirmas vaikas bus kunigas, antras bus gydytojas, trečias ten mokytojas ar ten dar kažkaip, ne? Jeigu finansinės galimybės leidžia. Dabar taip nebepasako ir tada natūraliai, o ką aš noriu daryti, o ką aš noriu veikti, o su kuo save aš tapatinu. Ir natūralu, kad jauno žmogaus gyvenime, tai atsiranda paklydimas toksai, kas aš esu iš tikrųjų ir ką aš noriu veikti gyvenime, kaip man save atrasti. Ir su jaunuoliais bendraudama ir su suaugusiais žmonėm dirbdama, su ko susiduriu, tai kad gana dažnai tėvai vaikams pradžioje primeta, kaip gyventi, neleidžia rinktis ir tada kažkaip lyg natūraliai jam suėjus 19, ten ar 20, kai jisai baigia mokyklą, jis taiga iš jo lūkestis toks, kad jis turi suprasti, ko jisai nori, kas jis nori būti, ką jis nori veikti. Ir čia jaunuolį ištinka baisinė krizė, nes jam iki 20 metų buvo sakoma, ką jis valgys, ką jis rengs, su kuo jis draugaus, kad jis eis į mokyklą, o paskui jau staiga jam liepia rinktis. Jis neturi, taip paprastai sakant, to raumens atidirbęs, kad aš galiu rinktis ir kaip aš tą galiu daryti. Ačiū labai už tokias mintis, iš tiesų labai taip nuleidžia ant žemės ir priverčia susimastyti apie tą realią situaciją, kad tikrai jaunimas nėra kažkoks, per daug depresiškas ir čia dabar, nežinau, iš oro nusprendė, kad jam yra tos tapatybės krizės, bet kaip ir pasakėt, kad yra priežastis, yra daugiau laisvės ir su to laisvė yra daugiau atsakomybės. Ačiū labai ir šias mintis apmąstysime dabar, pasiklausydami XFM muzikinės pauzės ir paskui pratęsime mūsų pokalbį. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Tęsime pokalbį apie jauno žmogaus identitetą ir tapatybę. Su mumis laidoje yra Sandra Nuškevičienė, psichoterapeutė. Ir tęsiant temą, kas buvo pasakyta praeitoje laidos dalyje, norisi užduoti klausimą apie tai, kas nėra identitetas arba tai pagilinti tą būtent prasme, nes kaip ir apibrėžiame, kad identitetas arba tapatybė yra savęs suvokimas, savęs atradimas kažkame, tai kame nėra tas atradimas, tarkim, savęs. Ar mes galime sakyti, kad mano tapatybė gali būti mano darbe, mano veiklose, mano pasiekimuose, mano žiniose, mano išsimokslinime, ar tai visgi turėtų būti visai kitur? Nes dažnai tenka girdėti, kad, ir visokių tokių psichologinių minčių, kad netapatink savęs su savo sėkme, tu nesi tavo pasiekimai, tu esi daugiau. Žodžiu, arba sėkmė yra mylėti. Tai ką jūs manote šią temą ir kaip tada suprasti, kur ieškotos tapatybės? Taip, ir čia labai yra svarbus klausimas iš tikrųjų, nes skaitant apie teorinės dalis, apie tapatybę, ta mintis yra keliama, kas aš esu ir kas esu ne aš. Tai jau šitie visi procesai suvokimo apie savęs pradeda formuotis jau kūdikystėje. Ir tokį vieną straipsnį perskaičiau apie tai, kad jau kūdikis būdamas visiškai dar mažas, jis jau atskiria, kad čia aš ir ne aš, ar ne, ir jis jau tada pradeda, mamą, tokia tą patį, ar jinai malonius impulsus patenkina, tai jau jinai yra jo dalis ir jeigu nemalonius dalis jo, tai ne jo dalis čia yra. Taip toks sudėtingas procesas, bet gal į tai nenorėčiau nueiti, bet iš tikrųjų tai yra aš ir ne aš, su kuo aš save tapatinu. Tai jeigu aš taip paprastai pabandyčiau, Gabrielė, tavęs paklaus, tai kas tu esi, tai kaip tu save apibūdintum? Tai apibūdinčiau kaip merginą, kaip smalsę, kaip kūrybišką, kaip norinčią įgyvendinti savo tikslus, nepasiduodančią, atkaklę ir trokštančią pažinti daugiau šito pasaulio ir turbūt norinti nuotykių, iššūkių.
Taip, tai vat iš karto pirmoji tavo pasakyta, dalis, tai buvo aš esu mergina. Tai va pirmasis toks socialinis identitetas, kada mes gimstame, tai mūsų priskiria lyčiai. Ar mes esame moteriškos lyties, ar mes esame vyriškos lyties, ar ne. Ir dabar mes susiduriam su krize, nes lytį gali rinktis. Ar ne? Ir va čia jau yra krizė, o tai palau, jeigu aš galiu, nes jeigu nėra dalykų, kurių tu gali rinktis, tai tu net savyje nekvestionuoji to klausimo, kad aš galiu rinktis. O kai jau mane leidžia rinktis, aš gal pradedu norėti kažką rinktis, ar ne? Tai tavo prisiskirimas yra, kad tu save aiškiai jau identifikuoji kaip moterį, kaip merginą, va šitos lyties, ar ne, atstovė. Pradžiai mums pasako, kad tu esi mergaitė, tu turi nešioti suknelę, arba ten mergaitės taip elgiasi ir mergaitės nesielgia. Tai kai mes grįžtame į tą klausimą, kai man sako, kad aš esu moteris pagal savo prigimtį, ar ne, man gal ir nekyla klausimų, bet kad, pavyzdžiui, mergaitės sėdi su glaustais ten keliukais, mergaitės nelaipioja į medžius ir kai kurie dalykai mumise nusėsta labai natūraliai ir mes net nekeliam to klausimo, o kodėl mergaitė negali lipti į medį. Aš, kai bandau atsakyti savo klausimą, aš turiu tada pereiti per savo vidinį tokį pajutimą, ar čia mano žodžiai manyje kalba, ar čia man kažkas įdėjo to žodžius į mane. Ir tie dalykai, ir jeigu aš išsigryninu, kad Sandra, ar tavo supratimo moteris gali laipioti į medžius? Ir aš sakau, taip, aišku, moteris gali ir vaikščioti, ir laipioti, ir kaip tik nori. Bet jeigu mane pradeda knibždėti dalis, bet nekultūringa, kaip čia moteris atrodo su medyje, tai aš tada suprantu, kad o kas čia manyje taip pasakė. Ir galbūt manyje pradeda skambėti ten močiutės balsas, ten tetos, mamos ar ten mokytojos. Ir aš per tokią diferenciją pradedu skirti, kad taip, mano mama galėjo taip galvoti, mano mokytoja galėjo taip mąstyti, kad mergaitėm nedera lipti į medį, bet mano identitetas, aš suprantu, kad jis yra kitoks. Aš truputėlį galvoju, kad moteris gali laipioti po medžius. Ir per čia vyksta tas atsakymas, kas aš esu ir kas aš ne. Tai aš esu moteris, kuri leidžia savo lipti į medį. Ir taip ties kiekvienu klausimu aš galiu savo tą klausimą diferencijuoti. Nes ar tai yra tikrai apie mane, ar tai yra man primesta kažkokia tais norma. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą. Taip, į vieną dalį atsakėte, o gal tada kitoj laidos daly pratęsim apie tą tapatinimą su veiklomis ar su darbais, nes tikrai labai dažnai kyla ta dilema, kiek manęs turi būti veiklose ir darbuose, o kiek visgi atskirti ir netapatinti savęs su tais pasiekimais. Tad pokalbį pratęsime iškart po trumpos muzikinės pauzės. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Tęsime pokalbį ir viena nuskambėjusi mintis, kurią išsakė Sandra, tai kad kai mes ieškome savo tapatybės, svarbu išsiaiškinti, kokios mintis buvo mums primestos ar įskiepytos, bet jos nebūtinai buvo teisingos, mes jomis patikėjome ir būtent mums reikia ir išsiaiškinti, išsigryninti ir taip atrasti savo tą tikrąją tapatybę. Tai tęsiant toliau, kas nėra tapatybė, tai gal galėtume ir dar patikslinti tą klausimą, ar mes galime, ar teisinga, tiksliau sakyti, kad tapatybė yra mano darbai, mano karjera, mano pasiekimai ir koks, nežinau, geras studentas ar darbuotojas ar karjeros žmogus aš esu. Ar visgi reikėtų atskirti ir nepainioti šių dviejų dalykų? Aš žmogų, kai tą klausimą formuluoja, ar ne, Gabrielė, aš žmogų matau kaip, įsivaizduokim virvę, kuri yra sudaryta iš daug gijelių, ar ne, mažų. Tai virvė sudaro visuma, visos tos gijelės sudaro plačią virvę. Tai man pasakyti, kad, kas profesiškai aš esu, taip, aš esu psichologė, psichoterapeutė, bet ar vien tik tai? Tai ne. Aš esu ir mama, žmona, dukra, sesuo, savanorė. Tai čia galiu vardinti ir vardinti ir vardinti, bet viena šita gijelė neapibūdina mano visos tapatybės. Ir ko gero mes suprantam, kad kažkokia dalis kažkokiu momentu labiau išryškėja. Pavyzdžiui,
tarkim, tautinis identitetas, aš esu lietuvė, ar ne? Aš esu lietuvė, aš savį identifikuoju su lietuviu, su Lietuva, ar ne? Ir galbūt tas klausimas manyje tiek gyvas nebuvo, kol neprasidėjo karas Ukrainoje. Ir tuomet kažkaip labai savo vėl aiškiai identifikuoji, kad aš esu lietuvė ir aš noriu būti lietuvė ir aš nenoriu jokios kitos čia šalies ir tas klausimas pabunda manyje. Kai aš esu tame amžiuje, kai studijuoju, tai natūralu, kad labiau save tapatinu su studentišku gyvenimu, kad aš esu studentė ar studentas ir turiu tam tikras kažkokias gyvenimo normas, taisyklės, gyvenu galbūt laisviau, nes studentai laisviau savo gali leisti. Kai aš susiformuoju save kaip specialistą, aš irgi gyvenu pagal tam tikras taisyklės, bet ar tai yra tik vien tik tai būtų labai siaura apie save taip galvoti. Ir kažkaip dabar, bekalbant, prisiminiau tą klausimą apie identitetą ir tokį truputį, sąmyšį mumise, ar ne, tai kaip apie lietuvybę pradėjau kalbėti, tai yra to sąmyšio, ten dėkim, mama lietuvė, tėtis amerikietis, vaikas gimė ten Škotijoje. Tai su kuom save vaikui tapatinti? Ar aš esu lietuvis, ar aš esu amerikietis, ar aš esu škotas. Ir tas tautų katilas, mūsų tą gijelę identitetų truputėlį pleišėja jinai, todėl kad, tau gal, Gabrielė, nekilo tas klausimas, kokia tavo tautybė, ar ne, su kokia šalim tu save identifikuoji, kokią šalį tu gintum, jeigu reiktų, ar ne. O dabar, jeigu plačiaja prasme mes pažiūrim, mes matom, kad tikrai žmonės, jie nebeturi savo tokios šaknies gilios, kurią mes galbūt galėtume daugelis, mano amžiaus jau pasakyti, taip, mano ten tėvai lietuviai, proseneliai ir taip toliau. Tai tas identiteto krizės klausimas irgi kodėl galbūt galėjo paūmėti, todėl kad mes toks esam dabar katilas ir jaunuoliai yra labai maišyti, ir taip grubiai tariant, ar ne, ir tas gali iškilti. Taip ir su profesija ir bet ko, ir atrodo, norisi save prie kažko vieno priskirti, bet tada įsivaizduokim, kaip stipriai mes save apvogiam, nes mes labai daug dalių savo nuneigiam. Jeigu aš sakysiu, kad aš esu tik psichologė ar psichoterapeutė, tai aš labai daug dalių savo paslėpiu po tokių šydų, nes aš ne vien tą darau, ne vien tas gyvenime esu. Ir iš tiesų dažnai, kiek aš pastebiu, ta problema iškyla, kad žmonės pradeda tapatinti save su viena tapatybės kažkokia dalimi ir, tarkim, ta dalis nėra labai sėkminga. Tarkim, aš esu koks nors studentas, man nesiseka studijuoti, man ten nespėju ir panašiai, ir tada ateina tas nusivylimas ir tada pamirštama žiūrėti galbūt į kitą tą dalį, koks aš esu žmogus. Ir man kyla klausimas, ar galima tada išskirti kažkurią tą dalį, ta prasme tapatybės dalį, nes dažnai yra toks raginimas, kiek man teko pastebėti, nežinau ar teisingai, kad psichologai ragina, susikoncentruoti į tą tokią savo prigimtį, savo esmę, savo gyvasties esmę, kodėl tu esi, kad tu nesi, kad tik dirbtum, kad tik kažką pasiektum, kad uždirbtum pinigų. Ir ar tai yra teisinga taip susikoncentruoti į tą tokią savo kaip žmogaus dalį ir tada, taip maždaug nelabai žiūrėti, kad, tai kaip man ten seksis tie darbai, kaip seksis, jeigu ten nebūsiu labai sėkmingas ar ten daug neuždirbs, tai nesmė. Svarbiausia, kad aš esu koks geras žmogus, doras pilietis ar ten tiesiog mylintis kitus žmogus. Čia tokio gal vienareikšmiško atsakymą ir nepasakysiu, nes galima ir taip, ir taip. Man yra svarbu kažkaip šiandien perteikti tą žinelę, kad jeigu aš darau klaidą, tai aš nesu klaida. Aš darau klaidą. Dabar, kai sakai, aš esu, tarkim, blogas studentas ir man noris klausti, o tai ką reiškia blogas studentas? Tai gal tu nemoki, matematikos, bet tau ten puikiai sekasi visi kiti dalykai profesiniai. Ir tada, jeigu man nesiseka matematika studijuojant, ar tai reiškia, kad aš esu blogas studentas? Ne, aš tiesiog galbūt. Ir kai mes pradedam gilintis ir eiti į tą tokį gylį, mes matom, kad paprasčiausiai gal kartais žmogus neišlaikė vieno egzamino. Ir ar tai reiškia, kad tai yra blogas studentas? Vėlgi ne, jam nepasisekė ties šituo dalyku. Labai gaila ir taip. Dabar, taip, kad jau norisi pasakyti ir klausytojam, kad
vienas kažkoks aspektas neapibrėžia manęs kaip visumos, mes tada labai nusivertinam ir labai skurdžiai save vertinam. Nes tai nėra apie mane, mano klaida nesu aš. Ir iš to galbūt norisi dar kitą dalyką pasakyti, kuri čia tokia yra slidi tema, tai kai žmonės, pavyzdžiui, sako, manęs, pavyzdžiui, ar nemėgsta, ar ten kažkaip tais. Kai man žmogus pasako, pavyzdžiui, aš sakau, Gabrielė, einam prie jūros pasivaikščioti ir sakai, ne, nenoriu, neturiu laiko, ar ne? Kaip aš priimu, kad manęs nemyli, Gabrielė manęs nenori, bet jinai tik mano pasiūlymui pasakė ne. Ji nepasakė mano asmenybei ne, ji tik mano šitą pasiūlymą atmetė. Tai va iš to ir kyla, kad kai mes save matom tik tais tokį vieną, tai jeigu blogai išlaikiau egzaminą, esu blogas studentas. Jeigu Gabrielė nėjo su manim prie jūros, tai reiškia, aš esu, netikęs žmogus, bloga draugė ar dar kažkas. Tai va mes nesuabsoliutinkime tų dalykų, ar ne, o atskirkim, kad tai yra tik šita maža dalis. Ar reikėtų save stiprinti kaip kitas dalis, tai be abejo, kad taip. Nes taip, man gal nesiseka matematika, o čia iš mokyklos atėjo, ar ne? Tu turi visame kame būti labai geras. Ir matematikų, ir lietuvių, ten anglų, ten fizinis ir taip toliau, ir taip toliau. Bet realiai mes tokie nesame, mes negalim būti visame kame labai puikus. Ir čia tokį, esu girdėjus gal visai ir į temą, istoriją tokia, bet apie žydus, kai atėjo žydų tautybės mama pas, mokytoją ir mokytoja sako, jūsų vaikui ten kažkoks dalykas, tiek į matematiką nesiseka ir sako, jūs čia turite pasistengti ties matematiką ir mama paklausė, kas mano vaikui sekasi. Ir sako, tarkim, ten lietuvių kaip pavyzdys. Sako, labai gerai, mes ties lietuvių ir dirbsim. Nes jinai mato, kad tai yra vaiko stiprioji pusė ir jinai eina tą kryptim. Galbūt tikrai tam vaikui ir nelemta būti matematiku. Jinai eis lietuvių kalba ar ten, nežinau, kokia kita šaka. Ir tą suprasti savo ribotumą, kad aš negaliu visame kame būti tobulas, tai ir yra mano išsigryninimas mano identiteto, mano tapatybės. Aš savęs netapatinsiu su matematikais, bet aš galiu būti puikiai lietuvių kalbos ten galbūt mokytoja ar ten kokia nors ten dailininkė, nes tai yra mano stiprioji pusė ir tai yra natūralu. Ačiū tikrai iš tokį išsamų atsakymą ir tikrai ši tema yra tokia plati, tiek daug galima apriepti, mūsų laida nėra tokia ilga, bet visgi dar paliesime šiek tiek temų, tad dabar kviečiame pasiklausyti XFM muzikos ir po to pratęsime pokalbį ir kiek pasigilinsime jau į tą klausimą, kaip tada jau atskirti ir tą savo identitetą, ką daryti, kad mes galėtume išsiaiškinti, ar čia žmonių nuomonė, ar čia kas mes iš tiesų esame. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Pokalbis apie identitetą ir tapatybę bei tokią krizę, kuri šiais laikais ypač dažna būna jaunų žmonių gyvenime ir kaip kalbėjome laidoje, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė pasakė, kad ne veltui taip yra, nes tiesiog, kai yra daugiau laisvės, tai daugiau yra ir atsakomybės ir natūraliai, jaunimas kelia klausimus, nes turi daugiau pasirinkimų ir yra sunkiau. Tai Sandra, norėčiau ir paklausti tada, kaip išsigryninti ir kaip suprasti, kai mes ieškome to savo tapatybės ir kai galbūt keliame daug klausimų, kas aš esu ir kas aš nesu, kokios mintis yra įskiepytos mano tėvų, mokyklos, draugų, o kurios yra ne, nes galbūt jaunas žmogus čia priklausomai nuo to, kokioje aplinkoje jis augo, galbūt labai daug pas jį yra melų, labai daug visokių primestų idėjų ir jisai toks pasimetęs, kad jau nebežino, jisai tiek susitapatinęs su, tarkim, mokyklos kažkokiu identitetu, kad turi būti tobulas, kad turi ten labai gerai mokytis, tik tai siekti karjeros ar būti sėkmingas, kad nebežino nuo ko pradėti, tai gal turit kokių patarimų, kaip tą daryti? Kai psichologams, psichoterapeutams pasako apie patarimus, tai toks net pagaugais nueina kūnas, bet aš suprantu, kad norisi tų atsakymų ir to kažkokio vedimo. Tai čia yra apie tą temą, kad norisi atsakymų, norisi ir pirma mintis, kuri man atėjo ir norisi ne tik jaunuoliams, bet kiekvienam žmogui pasakyti, kad leisti savo nežinoti.
leisti savo pasimesti, leisti pasiklysti, nes atrodo, kad toks žmogaus paveikslas piešėsi, gimė, darželis, mokykla, universitetas, labai aiški specialybė, tada jau ten įsitvirtini specialybės gyvenime, šeima, 2 vaikai, pageidautina mergaitė, berniukas, žodžiu, paveikslas eina. Ir kai jaunuolis ateina, tarkim, 10, 11, 12 klasė, kada jau reikia rinktis ten profilinius dalykus, ir jis nežino, ir jaučia tą spaudimą, tu kaip tu nežinai, tu jau turi žinoti, ir galvo, bet tu gali nežinoti. Realiai tu gali nežinoti ir sudaryti savo sąlygas, pabandyti, gal aš galiu pabandyti. Ir mane labai žavi dabar tiek daug savanorystės tokių spektrų nuo iki, gali ten visko pasibandyti ir aš galvoju, valio, tai yra pasimatuoti specialybę, pabandyti ten, nueiti, pabandyti tą, nežinoti, irgi yra mano dalis, ar ne, nežinoti. Ir iš to nežinojimo, ką daro jaunuoliai, jie bėga klausti. Aš nežinau ir tada ten nežinau, bėgu pas mamą, bėgu pas tėtį, bėgu pas draugų, ten dar kažkokių savo autoritetų. Ir mes suprantam, kad jie verda manyje košę iš savo ingredientų. Mama įdeda ten vienus dalykus, ten kitus dalykus. Ir aš bandau tos lūkesčius pateisinti, nes kai aš pats nežinau, mano turinį užpildė. Ir viskas, ir aš gyvenu, sako, ten, nežinau, būsi gydytojas, gerai gyvensi, kaip pavyzdys, ar ne? Ir ateinu į tą mediciną, stumdau tuos metus ir suprantu, kad, ne mano, ne apie mane, bet jau 6 metai baigti bendrosios medicinos, turiu jau eiti toliau, gaila jau, ir pinigų ten, ir laiko, ir viso kito. Ir einu ir tada kažkoks toks sukumpęs specialistas per sukastus dantis dirbu ir niekinu visą sistemą ir save kažkaip identifikuoju su prastu gydytoju, nes tai absoliučiai ne mano kelias. Tai toks, nežinau, patarimas ar nepatarimas, rekomendacija ar kvietimas mano visada tai yra grįžti į savo kūną. Absoliučiai, jisai niekada nepaveda, niekada jisai tiek žino, tiek gali pasakyti, bet reikia sudaryti jam laiko ir erdvės tą pažinti. Ir kai pas mane ateina pacientai ir dirbam kažkokiu vienu ar kitų klausimų ir kai aš tikrai dabar labai daug yra, kad protas eina viena vaga, o kūnas eina kita vaga, tai mano toks žaidimo forma, pasiūlymas visą laiką, aš sakau taip, dabar mes susitiksim po savaitės laiko, jūsų namų darbas yra, kai tik norėsit į tualetą, iš karto nueiti. Ir visi taip nustebė ir kas čia, prie ko čia, o ką čia reiškia. O per tai aš sakau, kad megzti santykį su savo kūnu. Kaip mes stipriai esam nuslopinę savo vidinius poreikius. Tas pavyzdys su tualetu. Noriu tualetą. Tai čia toj grįšiu namo, nueisiu. Grįžtu namo, laukia vaikai. Toj pravirsiu košės, čia paduosiu, čia nueisiu tualetą, atsigulu į lovą ir prisimenu, kad ten tualete buvau ten, nežinau, kažkada tais ir tada tenais jau nueinu, jau ten, kai jau per akis varva. Ir tai yra labai stipriai apie tokį kūno paniekinimą. Jis yra labai protingas, jis siunčia ženklą, kad, ar tu nori valgyti, ar tu nori tualetą, ar tu nori kažkokių, nežinau, pailsėti. Ir mes labai stipriai pabėgom nuo šitų savo vidinių poreikių ir tada, kai jau pabėgom, kūnas eina savo, protas eina savo, ten noriu šiandien, pavyzdžiui, lašišos. Ateinu, oi, kai brangu, žiūrėk su akcija koldūnai, taigi pigiau koldūnai. Bet kūnas, jisai, iš savęs kviečia, galbūt tu nori tos lašišos, bet mes protų jį taip užmuilinam ir paskui stebimės, kad mes nebežinom, jis nebesiunčia jokių signalų, nes sako, tu manęs vis tiek negirdi. Mes nesusišnekam, ar ne, su savo kūnu ir tada, kai ateina ten 20, 25, 30 ar daugiau tų metų, aš nežinau, ko aš noriu. Aš nežinau, kas man patinka. Aš nežinau, ką aš noriu dirbti. Labai natūralu. Tai jeigu tu 30 metų neklausy savo kūno, tai natūralu, kad tu su juo nesusišneki, ar ne? Tai mano tokia tikrai nuoširdį rekomendacija, labai grįžkite į savo kūnus ir paklauskite, nes jie yra labai protingi, jie žino, ką jie nori daryti. Jie nori poilsio, ar jie nori menį, nes toks nori dirbti, kūrybinį darbą, bet žinai, iš jo nepragyvensi.
bet gal geriau kukliau gyventi, bet būti laimingam, negu gyventi kažkaip prabangiam, gyvenime susikūrus tą gerbuvį, bet būti žiauriai nelaimingu ir skurdžiu savo dvasioje. Tai va, tai kūną, aš tik tais taip eit pagal kūną. Tikrai tokia kiek kitokia mintis, negu galima išgirsti, kalbant apie tą racionalumą, nes tikrai šiais laikais labai daug yra propaguojamas, ar ne, kad mes mąstytume, kad mes nepasiduotume jausmam, ypač kūnų, ir tikrai yra kažkuria prasme ta dilema, kaip suderinti tą, nes kartais atrodo, ir ypač dėl tų pasirinkimų, tai labai tikrai dažnai būna ypač jaunam žmogui, kad jisai nori vieną daryti, bet tėvai ir visa visuomenė sako, ką tu čia darai, čia neperspektyvu ir neuždirbsi pinigų. Ir labai dažnai tikrai nueinama tuo keliu, kuris garantuoja finansinį saugumą. Tai dar norėsiu paliesti šitą klausimą jau paskutinioje mūsų laidos dalyje, tad dabar išsiskirsime, pasiklausysime muzikos, apmąstysime tai, ką pasakė Sandra, ir vėl sugrįšime. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sandra Anuškevičienė šiandien kalbiname mūsų laidoje apie identitetą ir tapatybę, ir Sandra tikrai pasakėt labai gerą mintį, kad kartais ir nereikia žinoti visų atsakymų ir kad reikia susitaikyti su ta tokia pozicija, nes iš tiesų, jeigu mes dabar būsime tokiai neramybei, kad viską dabar reikia sužinoti, tai irgi niekur nenuves ir kad gyvenimas yra jau toks, kad yra daug paslapčių ir mes vis atrandam kažką. Tai tikrai gera tokia mintis, kalbant apie savęs atradimą, nes ypač jaunam žmogui kartais noris viską sužinoti dabar, čia viskas aišku, mano gyvenimo planas aiškus ir aš žinau, kur einu. Ir tada jau baigiant laidą norėčiau ir paklausti apie tą tokį siekimą savo kūnu, nes atsakėt, kad labai dažnai ignoruojam savo kūną ir jisai iš tiesų žino labai daug, o mes nuo vaikystės jį linkę kažkaip užtilėti ir paskui jau suaugę net nebesuprantam tai, ką jisai mums sako, nes mes jau tiesiog mokėmės jo negirdėti. Bet visgi egzistuoja ta problema, kad tikrai labai daug spaudimo yra iš visuomenės ir ypač kalbant apie pasirinkimus, kuo būti, kuo nebūti, vis tiek dažniau yra renkamasi kažkokios perspektyvos specialybės arba tokios, kurios užtikrina finansinį saugumą, nuolat yra kažkokie tėvų pasakymai ar visuomenės ar mokytojų, vis tiek egzistuoja tas toks viešas statusas ir žmogus nenori kažkaip nori siekti to ir pritapti. Tai kaip elgtis tada, kai iš tiesų jauti, kad kūnas galbūt ir veda kažkur, bet labai didelis yra pasipriešinimas iš visuomenės ir atrodo, nedaug yra tų pavyzdžių, nedaug yra kalbama, kad būk laimingas iš tiesų, bet tada galvoti, kaip aš čia būsiu laimingas, nieko neturėsiu, valgyti už ką neturėsiu, būstą negalėsiu nusipirkti ir tada tokia dilema prasideda. Taip, tai čia tikrai labai aš suprantu jauną žmogų, kuris mato viršeliuose, nežinau, kažkur tais vis socialiniuose tinkluose kažkokį vieną gyvenimą ir tada kyla klausimas, kaip man tą irgi turėti, ne? Bet aš tada klausiu, o tu nori būti sėkmingas, ar tu nori būti laimingas, ar tu nori būti sveikas, ar ne? Tai, aš turiu suprasti, kad tam tikri dalykai yra nesuderinami. Pavyzdžiui, aš noriu valgyti daug saldumynų ir turėti pilvo ten gražų presą, tą vadinamą six-packą, ne? Aš suprantu, kad aš turėsiu dėti darbo, reiškia, aš turėsiu kažko atsisakyti. Tai natūralu ir šitai yra gyvenime, kad aš visko turėti negalėsiu. Tai yra neįmanoma. Aš turėsiu kažko atsisakyti. Dabar, kai jūs, Gabrielė, paklausei apie tai, kad visuomenė ten reikalauja, ir man tada kyla klausimas, o kas ta visuomenė? Ką tu pastatai, jeigu aš norėčiau duoti tai visuomeniai paveikslą, kas ten yra, ir reiktų išsigryninti, nes visa visuomenė, jinai iš tavęs nieko nereikalauja. Tu kažkaip įsivaizduoji, kad tu turi kažkam atitikti. Ir kaip paprašau taip įvardinti kartai žmonių, kas ta visuomenė, kas tie žmonės, ir tada natūraliai ten iškyla mama, ten tėtis, ten kokia močiutė.
Ir tada o kas bus, jeigu aš, netitiksiu jų lūkesčio paveikslo, kas man jie nutiks, kad, aš netitiksiu šito jų noro ir šito jų lūkesčio. Ir tada kažkoks toks kyla, klausimas, kad man labai baisu yra nuvilti savo artimus žmonės. Ir tada norisi būti geru vaiku, gera dukra ir atitikti jų keliamus reikalavimus, bet tada pamirštu save. Iš tikrųjų, vėlgi čia reikia rinktis, ar aš noriu būti geras vaikas, ar aš noriu būti sveikas žmogus. Jeigu aš sakau, kad aš noriu sveikas žmogus, tai ko gero, kad geras visiems aš nebūsiu. Kažką teks dėja nuvilti. Ir aš ką renkuosi, ar aš renkuosi nuvilti kitą žmogų, ar aš vis dėlto renkuosi nuvilti save. Ir jeigu aš nuviliu save, tam bus tam tikros pasiekmes. Nieko nebūna be pasiekmių. Mes sakom, nemokamų pietų nebūna. Tai jeigu kažką nuvilsi ir tai bus tu, natūralu, kad tu nebūsi laimingas. Ir tu nebūsi sėkmingas. Todėl, kad sėkmė tai nėra tik apie banke esančių sumą pinigų, ar ne? Sėkmė yra apie tai, kiek aš galiu mėgautis tame, kiek aš galiu džiaugtis tuo, ką aš darau, ne? Ir prieš tai kėlėm klausimą per pertraukėlę apie tą siekimą, ar ne, būti tobulu, geriausia savęs versija. Ir čia yra svarbu paminėti, kad tai yra procesas. Tai nėra baigtinis rezultatas, nes lūkestis tai yra, kad man 25 metai, aš jau turiu namą, aš jau turiu specialybę, aiškiai einu savo kryptim, ten finansinį stabilumą ir taip toliau. Ir kai tas neįvyks, tai didžiulė krizė įvyksta, ne? Tai yra suprasti, kad tai yra procesas, kuriuo aš einu ir procesas nėra viena linija. Procesas yra dinamika ir pakilimai ir nusileidimai yra. Ir kad mano tame kelyje bus, kada man labai gerai seksis, bus, kada bus sunkių momentų, kuriuos aš turėsiu išgyventi, nes tai yra dėl mano augimo, vėlgi čia kita tema, ar ne. Bet tai yra apie tai, kad aš turiu suprasti, kad aš esu visą gyvenimą, aš esu procese ir link geresnės savęs versijos. Ir kad aš galiu netgi turėti savo tokią teisę pakeisti savo nuomonę. Jeigu aš save, 10 metų identifikavau su psichologais, psichoterapeutais, ar gali būti, kad aš vieną dieną nusprendžiau būti kažkuo kitu ir keisti savo profesiją, kad aš galiu norėti, turėti galimybę keistis. Ir apie tą visuomenę dar noriu, tokia mintis, kilo ruošiantis laidai irgi išskaityta, kad iš vienos pusės mes norim su kažkuo susitapatinti, su kažkokia ar tai religinė bendruomenė, ar ten kokia profesinė bendruomenė, ar kažką. Bet iš kitos pusės mes tuo pačiu metu siekiam unikalumo. Jeigu aš noriu save, pažiūrėkim, ar ne, sirgaliai, dėkim Žalgirio sirgaliai, jie turi savo atributiką. Jie eidami į varžybas, jie nori save išskirti iš kitų, jie save identifikuoja su sirgaliais ir jie turi savo atributikas ir jie save taip išskiria iš visų žiūrovų. Ir labai aiškiai matosi, kad tai yra jų grupelė. Tai reiškia, iš vienos pusės jie save su kažkuom identifikuoja, bet iš kitos pusės jie nori ir unikalumo, jie nori išsiskirti. Ir tai yra mūsų vidinėme, gelmėse mūsų, būti išskirtiniu. Aš noriu būti kažkoks ir kitoks. Ir jeigu aš save identifikuoju, su psichologais, psichoterapeutais, mes kažkuom esam panašus ir bendri, bet aš noriu turėti ir savo kelią, kaip Sandra Nuškevičienė, psichoterapeutė, turėti savo kažkokį išskirtinumą. Ir aš galbūt dirbu tik su kažkokiom temom, galbūt kažkokiais metodais, nes aš noriu irgi būti unikali. Tai čia tokios kaip vėlgi dvi medalio pusės. Ir noriu būti su kažkuo, bet noriu būti ir išskirtinis. Ir tą jaunuoliui savo leisti būti išskirtiniu, aš esu ten koks nors menininkas kaip pavyzdys, bet toks biški kitoks, negu kad visi tikisi iš manęs. Ir tai yra grožis tame. Taip, tikrai ačiū už visas mintis ir man taip kažkaip apibendrinant atrodo kyla mintis, kad ieškant savo tapatybės reikia būti drąsiam, nes kitaip iš tiesų labai tapatinsimės ir norėsim kitiem įtikti, reikia drąsos, reikia atvirumo ir to tokio
sustojimo, nenorėjimo visko iš karto, iš tiesų nebūti tais perfekcionistais ir kad tos tapatybės paieškos jos tęsiasi visą gyvenimą ir nesibaigs vien tik su mokyklos baigimu ar universiteto baigimu. Ir iš tiesų, kad tai yra ta žmogaus esmė ir kad mes esame sukurti, kad ieškotume ir visų atsakymų nežinosim, bet tame ir slypi tas grožis. Tai ačiū labai už visas mintis. Tikiu, kad ir jums, brangus klausytojai, jos buvo naudingos, kad pasisėmėte kažko ir mūsų laidų galite pasiklausyti ir YouTube kanale, kai bus įkelta, ir SoundCloud platformoje bei Spotify. Ir taip pat primenu, kad ši laida yra projekto Laikas klausti ir suprasti dalis. Šį projektą iš dalies remia Radio, spaudos ir televizijos rėmimo fondas. Na, o su jumis buvau aš, Gabrielė Krulytė, ir tikiuosi dar susiklausyti kitose Jaunimo kodo laidose. Iki. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo ir tokiu būdu sekti visas mūsų naujienas. Taip pat pasidalinkite šiuo įrašu su savo draugais bei artimaisiais. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote.